1951 nuo konvejerio nuriedėjo naujasis Iž modelis 49. Dėl atnaujinto dizaino ir ypač patobulintos važiuoklės Iž 49 buvo laikomas vienu geriausių motociklų Europoje tuo metu. Be to jis išsiskyrė patikimumu ir patvarumu važiuojant ilgus atstumus. Nuo 1951 iki 1958 buvo pagaminta daugiau nei 500 000 šio modelio motociklų, tačiau šių dienų sulaukė tik retas Iž 49. Vieną tokį Ižą radome netoli Panevėžio, jį mums parodyti ir apie jo istoriją papasakoti sutiko baikerių klubo Iron X atstovas Viktoras. Ant šio Iž 49 jaunas dienas leido ne tik pats Viktoras, šis motociklas priklausė dar jo tėvui. Tuo metu tėvukas jį nupirko, važinėjo gal 15 metų, kol ten sugedo kažkas greičio dėžėje ir taip toliau. Padėjo į sodą kolektyvinį ir gal 30 metų gulėjo tam kolektyviniam sodė. Po to aš būdamas studentas sugalvojau, kad jį reikia prikelti. Daviau tėvukui 100 rublių, kad jis jį suremontuotų, jis sakė gerai, bet mane apgavo. To jis nepadarė, po to sako, aš tau duosiu 100 rublių, gražinsiu ir dar 100 dadėsiu, kad tu su juo nevažinėtum. Praėjus dar 10 metų aš jį vis tik tai draugų pagalba prikėlėm, kartu ir pradėjau važinėtis. Tai tėvukas vis tik tai liko patenkintas galutinį rezultatą. Praktiškai gimiau prie motociklo ir tėvukas mane ir vežiodavo, aš pamenu, buvau ar 2 metų, ar 3 metukų. Važiuodavom į sodą kolektyvinį tuo metu, nebūdavo sodyba. Sakysim, tėvukas priekyje, aš čia per vidurį gale, o čia va mama sėdėdavo. Ir pamenu tuos laikus, kai mamos neveždavo, tai aš sėdėdavau čia ant bako ant šito motociklo, taip važinėdavom. Nuo to laiko išlikus tą meilę, aišku, ten buvo ta pertrauka, kai nevažinėjau, kai ir tėvuko nebuvo, ir savo, po to vis tik tai pirmiausia prisikėlėm šito, po to nuo šito prasidėjo visi kiti galingesni. Viktoras patvirtino mūsų informaciją, kad šis Iž modelis vienas labiausiai paplitusių tų laikų motociklų, jau turėjęs minkštą važiuoklę, galinius amortizatorius. Kiek žvelgdamas į pokario nuotraukas prisimena Iron X narys, tuometinėje Lenino aikštėje Panevėžyje ne kartą vyko ir šių motociklų savininkų susibūrimai, o Iž 49 modelio motociklų susirinkdavo nuo kelių dešimčių iki 150. Šį modelį Viktoras išsaugojo iki šių dienų, tiesa pastaruoju metu, nors ir važiuojantis, tačiau Ižas laiką leidžia garaže. Jo būklė normali, jis yra važiuojantis, kaip matot, nėra labai švarus, truputėlį apdulkėjęs, ne muziejinis eksponatas, jo galima naudotis. Galima važinėti pievomis, kalneliais, žvyrkeliais, vis nebūtinai tik asfaltu. Tai reiškia, kaip ir techninės savybės jau gan neblogos? 90 km greitį palaiko. Toliau kaip ir visi tarybiniai, turi pusę dienos remontuoti, pusę dienos važiuoti. Šiuo metu motociklas ruošiamas naujam gyvenimui. Ieškoma kai kurių smulkių detalių, aksesuarų, kurių šiais laikais rasti ypatingai sunku, bent jau Lietuvoje. Dalių sunku rasti, iš tikrųjų jam yra ten nudylę kontaktai, ieškom tų kontaktų, jau žinom, kas turi, belieka tik tai paimti ir sudėti. Gaila, bet šiandien neišvydome šio 49-ko važiuojant, tačiau Viktoras pažadėjo, kad jau po žiemos šį eksponatą galėsime išvysti riedantį pievomis, laukais ir žvyrkeliais, bei patys pabandyti jo privalumus bei apžvelgti trūkumus. Šiuo reportažu ir baigiame istorijos rubriką. Jau kitoje laidoje Viktoras mus įsileis į savo garažą, kuriame tūno dar vienas Iž. Koks? Išvysite kitoje Automoto laidoje.